Tadam! Ir vėl projektas Kur švęsti. Aš esu Remigijus Žiogas, renginių vedėjas iš komandos 3 karaliai. Anapus kadro Aurimas Cibulskas ir Tautvydas Lubys. Kur mes esame? Rusnėje Vila. Arba atvirkščiai, Vila Rusnė. Ką mes šiandien čia veikiame? Ogi veikiame tai, kad ši vieta verta jūsų dėmesio. Išskirtinė, unikali vieta. Tad daugiau apie ją kolega Tautvydas Lubys. Nu ką, Vila Rusnė yra tik 5 km nuo Rusnės miestelio, 14 km nuo Šilutės ir 60 km nuo Klaipėdos. Kaip visada pradedam nuo parkingo, ten kur jūs ir atvažiuojate, ir šiame parkinge turime ir galime sutalpinti net 40 automobilių. Turi dvi sales, mažoji ir didžioji. Didžioji talpina iki 110 asmenų tokiai konferencijai. Iki 70 mes rekomenduojame vestuvėms, dėl to tilps ir aparatūra, didžėjus, grupė, visi kiti niuansai. Yra ir mažoji salė, kuri talpina iki 28 asmenų. Mes rekomenduojam tą salę galbūt tokiam jaukiem pietum, jaukiai mažai vakarieniai tam šeimos rate. Taip pat, kalbant apie vakarienę, tai Vila Rusnė labai didžiuojasi savo virtuvę, dėl to, kad jie sako, kad pas juos yra šviežias, skanus ir geras maistas, dėl to jie būtent ir sako, kad jų virtuvę reikia rinktis ir jie kitos virtuvės pas jie neįsileidžia. Taip, o kaip ir Aurimas minėjo, turime 2 pastatus, 2 sales ir to pačiu 2 terasas. Yra mažoji terasėlė ir jos fonas yra visas šis laukas. Štai ten dažniausiai vyksta tiek ugnies šou, tiek lazerių šou. Štai čia gali vykti tiek ceremonija, labai dažnai darome, kai čia dirbame, ir šampano piramidę, nes gali ją paruošti ir svečiai nemato, kas bus 12 valandai. Taip, turime... Aurimai. Taip, kadangi mes filmuojame jau antrą kartą, dėl to, kad pirmą kartą pamiršome įsijungti mikrofonus, turime 1,30 m tokį ūgio ribotuvą, tai yra rožių krūmas, rožių takas ir ai. Tai nežinau, kiek jaunieji naudoja šio takeliu, bet operatoriai jau kliūva. Taip, kaip ir minėjom, 2 nameliai, miegamų vietų yra 75 žmonėms. Kiekviename kambaryje Vila Rusnė sako, kad turi po sanmazgą. Tai mes keliausim ir pasižiūrėsim. Jeigu meluoja, taip ir pasakysim, bet tai tikrai nepraslys pro mūsų sanmazginės akis. Taip, turime antrąjį namelį. Prieš tai matytose apžvalgose, tikriausiai atsimenat, visą laiką einam į jaunųjų kambarį, šiandien jis yra užimtas, bet mes norim parodyti, kokio lygio yra paprastų svečių gražūs kambariai. Taip, tai dauguma jų yra dviviečiai, yra lova, yra sofa, taip pat turime visai gražiai įrengtą dušą, liuks. Keliaukime toliau. Ir turime gražią terasėlę, kur galime greitai užmesti akį. Antrai dienai, rytui, apmąstymui, atsipalaidavimui tikrai galime pabūti čia. Ir žinot, kaip būna bandomieji makiažai, tai galima padaryti bandomąją naktį. Turime apsistokite Viloje Rusnėje, dėl to, kad jinai priima svečius kiaurus metus. Tai atvykit, pamiegokit, paragaukit maisto ir įvertinkit, ar Vila Rusnė yra tinkama jūsų šventijai. Čia jau Tautvydas rodo ir mažąją salę, kaip ir matome visai netoli kambarių, mažoji salė iki 28 asmenų, jaukiam pasibuvimui artimųjų rate. Taip. Keliavam. Apie ribojimus, ką galime pasakyti, tai čia yra draustinis. Gamta yra graži, bet graži gamta natūraliai turi ir tam tikrų taisyklių. Tai garsas lauke yra iki 22 valandos. Bet šiuo atveju galim pabrėžti, kad tai labai griežtai iki 22 valandos. Personalui yra rekomenduojama ir prašoma uždaryti duris. Ir net momentais yra tekę girdėti, kai yra prašoma net viduje mažinti garsą dėl to, kad jis sklinda į išorę. Taip, ir štai čia turime kitą ceremonijų vietą, kur tikrai nekartą jau turėjome ir taip kitaip ceremonmeisterius. Tai Aurimai,
Dažniausias paketas čia yra, prasideda nuo 116 eurų žmogui vestuvėm šį sezoną 50 žmonių. Dažniausias įmamas, sakė, yra 130 eurų. Kiek čia grubiai gaunasi 50 asmenų gautųsi 6500 eurų. O. Va tai va. Galite pasiskaičiuoti, ar tai jūsų biudžetas ir ar į jį telpate. Taip, į tai įeina pastatai, kambariai, nakvynė, personalas, maitinimas ir pusryčiai. Taip. Dabar keliaujame į vietą, iš kur Vila Rusnė net ir rekomenduoja. Jeigu jūs samdotės, tiksliau užsisakote vietą, kuri turi išskirtinumų, tai ir naudokitės tais išskirtinumais. Pavyzdžiui, Viloje Rusnėje jūs galite atplaukti su kateriu į savo vestuves, į savo šventę. Tik tai, kadangi tai yra pasienio ruožas, tai mes labai rekomenduojame, net nerekomenduojam, privalote turėti pasus, nes jūs tikrai gali sustabdyti pasieniečiai. Ir čia nėra juokas, yra taip tekę būti, yra taip tekę nutikti vieniems svečių, kad pasieniečiai sustabdė ir jų pasitikimas su duona druska įvyko ne Viloje Rusnėje, o pas pareigūnus. Taip, o dabar nebekalbėkime ir keliaukime, pasižiūrėkime, kur gali būti tikrai labai unikali ir graži jūsų ceremonija. Ir štai toks gražus paplūdimys, toks gražus pliažas, kur gali vykti jūsų ceremonija. Aš nežinau, ar tik tai mano klausimas, ar čia tikrai negali sutikti šiaip poilsiautojų. Čia? Taip. Jeigu užsisakai vilą, tai vila yra uždaryta tau, ta prasme tavo šventėj. Ir šis paplūdimys irgi būna uždarytas, taip kaip ir laivo prieplauka, taip ir šis, tai tu gali tikrai ramiai daryti ceremoniją ir tiek. Kaip ir pats prieš tai minėjai, šią vietą darbo dienom ir panašiai gali išsinuomoti ir padaryti bandomąją naktį. Ir viskas, ateini pasižiūrė, ar tavo vaibas čia tim. Nufilmuokite operatorių, ne visiems pavyksta iš hamako išlipti be smėlio, saugiai. Esmė reikalingas pasirašymas. Judam toliau. Grįžtame prie pagrindinio pastato ir mobilus baras dažniausiai įsikūria lauke, kažkur po stogu, taupant vidinę vietą. Jeigu kartais oras yra prastas, tai jis būna arba po skėčių, arba jis gali keliauti ir į vidų. Taip, kad užeikim. Kalbant apie barą, kad Vila Rusnė siūlo savo tokią kaip paslaugą, kad visą, pavyzdžiui, alkoholį arba net barmenų paslaugą jūs galite užsisakyti iš jų. Tai kartais, kai tu planuoji, dėlioji visą savo laiką, patogu yra viską turėti vienoje vietoje. O dabar apibendrinimas. Tadam! Ir viską rezumuojant, ši vieta gali būti jūsų. Jeigu turite 130 eurų asmeniui ir neužmirškite fakto, kad čia yra garsas ribojamas nuo 22 valandos lauke. Viduje triukšmaukite ir žaiskite, darykite, ką tik norite, bet lauke garsas iki 22 valandos. Vestuvės mažoji Venecijoje, jeigu jūs norite priplaukti su jachta, turėti ceremoniją paplūdimyje ar vienoje iš šių vietų, kurias jau aptarė mano kolegos. Mylėjai, tad linkėjimai skrieja jums čia iš Lietuvos pasienio, iš nuostabios Vilos Rusnės. Su jumis buvo projektas Kur švęsti. Aš Remigijus Žiogas, Tautvydas Lubys ir Aurimas Cibulskas.